Sveiki atvykę į Šiaulius, dar kitaip vadinamus Saulės miestu. Šis miestas įsikūręs Šiaurės Lietuvoje ir iš tiesų yra arčiau Latvijos sostinės Rygos nei Lietuvos sostinės Vilniaus. Atstumas nuo Šiaulių iki Rygos yra apie 130 km, o iki Vilniaus apie 213 km. Šiauliai yra ketvirtas pagal dydį Lietuvos miestas, kuris turi kuo didžiuotis ir nustebinti. Šiaulių miesto vizitinė kortelė yra bulvaras arba kitų dar vadinamas Brodvėjumi. Vilniaus gatvės pėstiesiems skirta atkarpa yra pirmoji tokia Lietuvoje ir trečioji Europoje. Šiame Brodvėjuje galite rasti daugybę gatvės meno ir įvairių objektų. Šie gali būti pasislėpę net mažiausiai tikėtinose vietose. Jeigu sugalvojote nuo bulvaro šiek tiek nusukti į šoną link garsiojo Zubovo dvaro, galite praeiti per nuostabiąją Kaštonų alėją. Tačiau nenustebkite, jeigu jūs sustabdys 3 labai jau rimti ir orūs barzdoti žmogučiai. Bet jų rimtumas dvelkia gerumu, jie primena garsiuosius trolius iš skandinavų mitologijos. Kaip ir minėjau, kai kurie gatvės meno akcentai nėra ant žemės, reikia šiek tiek pakelti akis aukščiau. Šiaulių dailės galerijos kaimynystėje augantį medį batais apkabinėja ne menininkai, o čia pat riedlentėmis, riedučiais, bumais, dviračiais važinėjantis paaugliai. Mesti nudėvėtų nutrintų batų poras į medį po sezono rudenį tapo jų tradiciniu ritualu. Šis mažosios architektūros objektas tapo neatsiejama pėsčiųjų bulvaro dalimi. Chimera – tai fantastinė pabaisa. Prie banko susėdusios mitinės būtybės negąsdinantys sargai, o žaismingi, mįslingi, beždžionėlės primenantis padarėlį. Praeiviams jos atrodė mielos, glostomos, verčiančios nusišypsoti. Tik šiuo metu jos vienišos. Savo pagrindinę paskirtį praradusios, sėdinčios prie tuščio, užmiršto pastato. Šis akcentas turėjo kelis kūrybos etapus. Oficialiai jis vadinosi vaizdinės agitacijos akcentas darbo saugos tematika. Klastinga metalo gyvatė, apsivyniojusi skardinė taurė. Akcentas buvo pastatytas šalia vaistinės, tačiau skardininko pagaminta taurė buvo pakeista vario plastikos taurė dėl šventos ramybės. Didesnė tarybiniais laikais leistų knygų dalis buvo ideologinė rašliava, prieskas vanduo. Tam, kad vandens pilstymas taptų akcentu, į kompoziciją įtrauktas ir fontanėlis vandeniui atsigerti. Šį batą pagaminti privalėjo Elnio kombinatas, stambi odos perdirbimo įmonė siuvusi batus. Akcentą pagamino pagal visas to laikmečio odos technologijas ir madas. Tai buvusio jaunavedžių salono reklama. Autorius nusprendė pavaizduoti 2 jaunavedės kregždes, tupinčias ant lizdo. Kregždė kregždinai snape laiko širdį, tik toji širdis labiau primena ant grandinėlės tabaluojantį kišeninį laikrodį. Prekė, kurią buvo galima įsigyti sovietinėme jaunavedžių salone. Pasak legendos, kartą 2 įsimylėję pelikanai atsiliko nuo savo būrio. Pasiklydo ir užuot skridę į pietus, pasuko į šiaurę. Skrisdami pro šiaurės Lietuvos didmiestį Šiaulius, nutūpė į balutę numalšinti troškulio. Čia piktoji burtinkė juos pavertė akmenimis. Stovi pelikanai Šiauliuose jau kelis dešimtmečius ir dar ilgai stovės. Fontanas Pelikanai yra vienas seniausių fontanų Šiauliuose. Gaidžio laikrodžio aikštė pėsčiųjų gatvėje daugeliui žmonių yra malonių susitikimų ir pasimatymų aikštė. Laikrodis pastatytas 2 pagrindinių miesto gatvių sankirtoje, pačiame miesto centre. Šiandien skelbdamas valandas Gaidys plasnoja. 12 ir 18 val. Sveikinasi su praeiviais, sveiki atvykę į Šiaulius įvairiausiamis kalbomis. Šio žemėlapio paskirtis – padėti žmonėms su regėjimo negalia, akliesiems ir silpnaregiams susipažinti su pagrindiniais saulės objektais Šiaulių mieste. Šį akcentą galėtume priskirti ne reklamos, o antireklamos sričiai, o šiuo metu tai būtų suvokiama kaip socialinė reklama, įspėjimas, kad rūkyti pavojinga, nes sukelia vėžį. Tai 2 gaminių akcentas – varinio vėžio ir 2 aliuminio cigarečių pakelio tandemas. Cigarečių pakelis tada populiariausios cigarečių rūšies kastytis kopija. 2020 metais vaistinė Valerijonas minėjo solidžias 150-asias įkūrimo metines. Jeigu pakelsime akis aukštyn ir pažiūrėsime į Valerijono stogą,
Galime sutikti net kelis katinus, kurie mėgsta vaikščioti stogais vieni, panašiai kaip toje pasakoje. 2022 birželį po bulvaro rekonstrukcijos į savo vietą sugrįžo viena iš raiškingiausių miesto skulptūrų – 3 paukščiai. Kelis dešimtmečius prie viešbučio Šiauliai veikęs fontanas perdarytas į modernų, sinchronizuotą šviesos ir muzikos fontaną. Na ir pabaigai nepamirškite aplankyti skulptūros Geležinė lapė, kuri yra aprašoma Lietuvos rekordų knygoje kaip didžiausia gyvūno skulptūra Lietuvoje, pasivaikščioti po Talkšos miško parką ir taip pat aplankyti Salduvės piliakalnį. Jeigu nuvažiuosite maždaug 12 km į šiaurę nuo Šiaulių, netoli Šiaulių-Rygos geležinkelio linijos, pamatysite, kad laukuose stovi nelabai didelis, pailgas, per vidurį įdubęs kalnas. Visas tankiai nustatytas kryžiais. Tai garsusis Kryžių kalnas. Pats svarbiausias įvykis Kryžių kalno istorijoje, išgarsinęs jį visame pasaulyje, tai yra popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymas 1993 metais rugsėjo 7 dieną. Šventasis tėvas meldėsi Kryžių kalne, aukojo šventąsias mišias prie kalno pastatytoje koplyčioje.